valandas 15 minučių. Pasimaudėm po karštų vandenuką. Vaikai jau sumigo. Viskas jau visi gatavi. Toks buvo laivo drebėjams. Dabar išsilygino. Jokio drebėjimo. Kažkas gaudžius apšvelnė, bet aš ateini savo lovą. Po dušą. Tai kur man dabar miegoti? Tokį, man čia prie kojų vietos. A? Nienta dėliuką, tiesiog ant mano lovos. Oi. Nu gerai, reikės kažkaip tai pernešti. Ant žemės. Nu, labas rytas, mes valgykloj. Bare, valgykloj, žmonių gausu. Belenkiek. Prie langą galim valgyti, bet prie langą visos vietos užimtos. Kad čia mus duo? Ką mes čia galim valgyti? Mirks lempos. 60. Dažnis kameras. Aš labai sieną dar puolams vienamai. O, sibuoja, jau neblogai. Sibuoja, gerai sibuoja. Dėsime silputės. Nu tai labas rytas. Sausinę valgysi. Nu parodykit, ką jūs įdėjote, ką jūs įdėjote skanos. Bulvyčių, agurką, paprika ir sulčių. Ice peach. Viską įsidėjau. Aš įsidėjau ice peach, dešrelių, chicken nuggetsų, šoninės, kečupo, apelsinų, šitą agurkų ir pomidorų. Tėt salotų įsidėjau. Paskui šitą kiaušinuką biškį, kumpios ir duonėlis. Ainas nori biškį parodyti, koks yra asortiments aplamai. Žinau, dėl kas jų buvo taip, mes pačiam priekį esam, žiūrėkit. Mes laivą priekį. Einu kavos dar pažiūrėti, kaip aparatas. Super, super, super. Pažiūrėkit, koks pasirinkims. Čia belenkiek. Belenkiek. Pusrytėlių. Belenkas. Belenkas. Dar deserčiukų čia yra. Gerai, Viktorija daras kavos. Kruasanų. Eik tu savo. Čia belenkiek ir labai gražus interjeras. Ir labai šviesas. Ką, latė? Ne, paim kitą padę. Juoda gal, tiesiog paprasta juoda. Ar galim latė? Gerai, gerai. O, sibuoja, fainai. Priekį sibuoja, bet mes ten gale nejaučiam to. Na gerai, eisim pusryčiauti. Nu ką, vaikai, matau lėkščius išlotas, va ties pažiūrėkit, kaip suvalgė viską. Cak. Kodėl? Gersiu kavytę. Kaip jis užvalgė, nu labai skaniai. Čia yra baro zona, ne? Čia. Čia turbūt baro zona. Bet čia gali ateiti foteliuką atsisėsti per langą, gražiai žiūrėti ir supirkti internetą už 10 eurų ir chatinti. O, kokios durės jiems sunkiai atsidaro. Bijau, tu. Kam tu užrakinai? Tokis irgi gavo pusrytėlį. Jis valgo vaistukus šuniukus. Turbūt bjauriausia, aš taip įtariu, žinok jam. Ką tu čia duodi? Jis spjovė dešrelę visą. Spjovė su vaistu. Tai didelį guzą davėti, jis išpjaus tokį didelį guzą, reikia mažiutį duoti. Nu. Su tais mokymais. Nu. Reikia įkišti. Žinoma, patį galiu. Te. Saudžiu, nieko nepraleidžiu.
Tu dar pradėjai matyti šitą ir mes jau matėme. Gerai, svėrės. Čia tenai buvo įkišta. Gerai, ačiū Dievui. Nu va, gal iš čia matysis. Tai vienos dešros būtų nepakakę, gerai, kad dvi paimėm. Sakiau, kad reikėjo dviejų. Bet dešrelės labai skaniai, bjauri. Bet visas maistas skanus. Šviežias, silkė, šitie bulvinukai, nu viskas šviežia. Aš tikrai... Pasižiūrėkit, kas laivų darosi. Tenais va. 1, 2, 3, 4. Platas, fokusuos. 4, ne? 5, 6, 7, 8. 8 laivai. Šitas man labai patinka. O šiandien puč normaliai. O, koks jau eina laivą priekį, gal galim? O, kaip gerai, mytė. Kedena. O! Kedena. O, kokie smagus veidai. Pasiėmiau. Aš turiu sarginis, jeigu kas. Tokio kaip tau denis. Na, kailiaus nėra. O gal dar galima auksinį atlipt? Na, yra laiptai dar neužtverti, tai reikia lipt. Vaikeli, bangų nėra, vėjais, belė. O. Nėra blogo oro, reikia gerai pasiruošti. Kaip tau laivas? O, dabar galim pasižiūrėti šiandien. Nes keista, kad jos nepririštos. Na, Jos nepririštos, keista. radom tokį užrašą ant laivą, tai ką jis galėtų reikšti, gal kinai pagamina, reikės pasigūglinti apie šitą laivą. Va, toks 21 metais vienuolė. Jo, čia rašo. Tokia lentelė. Dublis 2. Kaip ligoninė. Kaip ligoninė. Čia grinai ligoninė. Tik labai skaniai. Pusryčiai buvo labai skanus. Įdomu, kas bus pietums. Ar šaukštą reikia pasimti? Žinoma, matau sriubos. Gerai, kas ten yra? Karštas vanduo, kavytė. Sulčių jau nebėra, yra. Tai visą tą šaukštą pasimsim, šakutę ir peilį. Nu gerai, kai prisidėsim, tada... Čia su juodais grybais salotai. Labai skanu, reiškia. Viktorija, kas šis sargytis reikia? O, super. Padėk man čia įsipilt. O, jo. Ai, gerai, gal užteks? O galėtų nesidėti? Sidėsi pats? Pasidėsi. Ačiū. Ui, tokia sargytė bus skania. Na, super.
Bijau prieik, prašau arčiau. Ne. Va čia. Kaip įsidėti, aš tokio nesėdėjau. Bet tau užtenka. Bet iš pratėjų čia be šansų suvalgyti, nu tai prisidėjo tai. Kas baisiausia, kas gali sumalti. Baisiausia, kad jis gali suvalgyti, ne? Man kas ir baisiausia žinoma. Man irgi dėko šitas gerai, jeigu gali. O, pagersim. Nu gerai, dabar pas mus pietus. Aš prisidėjau visko, ką čia man atrodė. Salotų, bulvių, bulvyčių, mama irgi kažkas skaniai. Tėja makaronų, sulčių, salotų, šį kartą mažiau negu pusryčių. Pys išprotėjęs, makaronų, vištytės, bulvytės, košės, agurkėlius. Nu aš irgi šį kartą nevaikiškai sėdėjau. Oho. Gerai, bandam pavalgyti. Čia nieko nemažai. Eik tu, rimtai? Siešops. O, kvepia už tai kaip skaniai. O, gal lėlė. Oi, tu, savo. 200 eurų eina savo. Už tokį. Tai čia 300. pigų skaitas. O, vaikelė. Mes laivą tikrai nusipirksim. Pijau kažką pigiau nėra. Nežinau, kur O, žiūrėk, matai, yra alkoholio. Oi, ne, tai. Va. Taigi tu buvai pamiršęs pasikvėpinti, ne? Все, Rainė, nesvarkom, šovė. Cakt. Einam, apsižiūrim, saldainiukų, viską. Tai jo, čia kaip ir neblogai būtlė, bet čia labai jau didelės dėžės. Čia jau. Nu, tai yra mažytas. O, va, nu, davai, va tokį. O, žiūrėk, kaip formulė to. Bet būtent, kad aš šitą turiu. Eik tu, o šitą? Čia nuo 4 metų. Mm. Man yra to. O būtent šitą formulę turėjo, ne? Šitas labai geras. Kas yra? Čia gauni kažkokį pokemoną ir paskui sudėlioji ir žinai ko. O tai? Tai reikia suvalgyti čia kažką, ar čia... Ne, tu turi sudėlioti. Pagal triks ir žinosi, koks pokemonas. Daugiau tai biškai kaip ir ateis galvoja, kad brangi yra, va tokie pirkti už 2,9. Bet čia pigiai skaitos. Bet šitą. Šitą nori? Ką? Čia aš tau duos pinigų nusipirku. Dabar? Galiu? Leisi? A formulę jau tokią turi. Paklaus, gal tu tokią formulę turi? Palauk, aš paklausiu. Turėt paklausti, atsiprašau, ar tu tokių formulių neturi, tik šitas, kas čia yra? Tai gerai, pijo, tada reiks Pokemoną. Šitą rinksies? Bata? Biški brangi. Aš per mažas vaikas dar tokiam. Imk nusipirk. Čia? Grinais? Ką? Grinais mokėk. Ką tai yra? Fantas. Fantas? Jo, čia. Nu pasim. Eik pasim greitai, Fantas. Paduos pys nupirks. Jos nori? Nereik, dieną. Iš naujo. Jėta. Jo, tai išgrįžau. Einam, ką jis atrado maketą. Tai einam prie maketo. Ir šitą. Va, mes vaikščiojam po denį. Va čia, kur mes viršų, ne va, bet tenai kur Jo, to. čia. Čia vaikščiojam, norėjom tam kopėčiam užlipti. Jo. Bet ten užrakinti negalime, bet mes nežinojom, kad ten yra malūnspanis. Ir va čia gale, va noriu parodyti, va čia ant galo, va čia iš galo buvo tokia lentutė ir ten kinietiškai parašyta, aš pradėjau domėtis, kodėl žinai.
Tai pasirodo, šį laivą pastatė Pietų Kinijos didžiausių laivų statyklą Komek. Ir statybos darbai Kinijoje prasidėjo dar 2019 metais, gruodį. Kylis buvo klojams 2020 metų sausio, o laivas baigti 2021 metų lapkritį. Kelionė iš Kinų laivų statyklos į Klaipėdą truko 25 dienas. Per Malako sąsiaurį, Adenų įlanką, Sueco kanalą, toliau Somalio pakrantėje laivas plaukė su ginkluota apsauga nuo piratų, o Kinija išplaukė teko sutikti sukti netgi 120 jūrmylių aplinkelį ir kad išvengti taifūnų. Tai va, tai pirmas laivas, kurį DFDS pastatė savo nuo 1982 metų ir tai didžiausias DFDS laivas. Tai jeigu paimtum mašinas, sudėtumėm į vieną liniją, žinai, kiek gautus? 4,5 km automobilių eilė. No. Iš viso jis yra 230 metrų ilgio, 32 metrai pločio, o greitis yra 23 mazgai, tai kažkur apie 40 km per valandą. Korpus vakar bijoja, kad sutiksim ledkalnį kaip Titanic ir nuskęsim. Tai korpusas yra sustiprintas ledui IC1C klasė, kad galėtų plaukti Baltijos jūroje ir žiemą. Jisai nebijo ledą, tu sakai, kad ledą baisu. Tai va, ta kiniška lentelė, tai mažas priminimas, kad šis milžinas gimė toli nuo Baltijos. Tai kiniečiai pastatė šitą daiktą. Bet aš kaip apžiūrėjau vidų, galėsim pafilmuoti gumą, sanarėlį, varštelį. Viskas ledas, viskas ant tiek kokybiškai ir stipriai, kad belenkas. Fainai, kad taip yra. Apistyti apsipirka. Kažką? Čia Lego? Irgi? Vienas konstruoja, kiti ilsis. Truputėlį aš prie tavęs atsigulsiu, gerai? Bet šį pailsėsim. Pakonstruot? Laiką turim? Oi, turim. Iki vakarą 9. Tai atradom vaikų kambarį. Kaigala. O, piską po gerai 2 rankom. Vaikų kambarys, galim kažką padėlioti. Čia visai toks nuvažiuoja jau. Toliau ką? Atsigluš, kaip čia užžyti. O, žemėlas kažkoks. Kartu pro šalį ėjau, nepastebėjau. Čia galim pasimti knygų paskaityti. Jo, bet čia angliškai, aš skaitys angliškai. O, bet lietuvių. Žiūrė. Karalius duos įpinį. Į lietuviškų knygų yra. O, vaikų, čia galim pasiskaityti. Čia geras dalykas, interneto nėra. Galim skaityti vaikai. Radau dar vieną kalbą. Bet taip kaip jūs neskaitat, tai mažai čia išsigelbės. Neskaitom. Einam tolyn. Skaitimas nemiega. Einam. Tačiau mes tą laivą visą išparodėt, kaip tokias išmoka lipti laiptai. Tik. Iš kur tu žinai, kad tenai reikia. Aš jau jį išmokinau. Čia kietai per laivą. Kokia, bet tu taip gerai orientuojas. Pažiūrėk, visiškai easy. Man atrodo, mes ne ten einam. Va. Na, turim dabar mes laiką Tokiją. Mano lavas. Turim mes biškį laiką. Tai noriu pasakyti, kad važiuojant į priekį, mes ten mašinai pasakojam, kiek kelionė kainuoja, kiek išleidom, koks planas buvo, kodėl su šunim važiuojam, kodėl šuo toks baisus. Bet viskas pasirodo buvo jungt slow motion. Tai nieko nelika. Dabar mes laive, tai kol dar mes pasieksim krantą, turim 9 mes jau būsim atplaukę, jau lipsim lauk. Tai
Nu tai valandą prieš reikia būti prie mašinų nusileisti. Tada mes turim valandėlę su virš laiko tikrai. Tai sakau, papasakosiu truputėlį, kodėl mūsų kelionė kitokia gavo šį kartą nei visad. Ir kodėl mūsų pasirinktos vietos keliavimą bus kitokios. Taip kaip mes su šunim, tai mums automatiškai reikia viešbučių, kurie bus leidžia šunis turėti, priima šunis. Kajutė irgi čia šunims skirta, gyvūnams. Va. Ir jeigu kas klaus, kur šuniukas daro, tai yra specialias vietas ant denė. Tokį nepabėg dar. Nepabėg, pasipasakok. Ateik čia. Frankensteinas man. Tai va, tai pamečiu mintį. Žodžiu, kokia situacija, kodėl nusprendėm pasimti šunį. Mes dabar esam visi 3 vaikai, 2 suaugę ir 1 šuo. Dėl šuns teka jį bagažinį dėti mašinos ant stogo, kol atvažiavam į keltą, gavom biškį, taip švilniai perspėjimą tokį, kad reikėjo biškį aukštesnis mašinos matmenys nurodyti, apie tai nepagalvojam, kad šuo turėtų mašinai ir 7 vietos, bet 2 sėdynės užlenktas galinės, kad šuo turėtų vietos. Ir todėl turėjom sudėti bagažą ant viršaus. O šuns nepalikam todėl, kad praeitais metais lygiai prieš metus buvom paliki ir išvažiavę į Italiją. Tai aišku, jį prižiūrėjo, ten vakarais pavedžiojo iš ryto per pietus, ten pavalgyti, bet jisai prabuvo vienas namuose. Tai mes per kameras matydom, kaip jisai vargšas kaukdavo, žinai, tai mes kalbėdavom per kamerą, tiesiog šnekindavom jį, ramindavom, jis nurimdavo ir naidavo, atsiguldavo lovą ir užmigdavom. Po to, kai mes grįžom, jisai pradėjo labai sirgti, nevalgyti, pradėjo kraujas iš nosies bėgti. Nu, žodžiu, ten ilgas kelias buvo visokių to ėjimų pas daktars, mygdymų ieškojimo, echoskopijos ir visa kita, nieko nerado, kažkokį užkratų nosį rado, bet kažkokio ten svetimkūnio nebuvo. Po to pradėjo šuo šlapintis nuo ryto iki vakaro, ten non-stop gerti vandenį ir šlapintis, daugiau nieko daryti. Pradėjo birėti kailis, tai šitas šuo ir parodos dalyvaudavo. Tai pradėjo birėti kailis, tada prasidėjo gydymas odos ir va visi metai praėjo, įveikėm mes tą lygą odos, bet liko jisai visiškai be kailio ir dabar jis dar met jį žada pakeisti naują. Tai bėg truputį, man to, ką nori. Aš atsigulus, kad man būtų patogiau pasakoti. Ir tada mes nusprendėm, kad mes jau ją nebepaliksim ir važiuosim kartu. Ir dar vienas dalykas, kas nutiko, gal nuo antibiotikų, gal taip sutapo, pas jį sutriko skydliaukė ir tiroksiną nebegamint hormonų. Tai skydliaukė nebegamint tiroksiną ir dabar visą gyvenimą jam reikia gerti tabletės. Tai ir palikti nėra kam, ir prižiūrėti nėra kam, ir tabletės reikia gerti reguliariai. Taigi kelionė su šunim, 2 vaikais. Tai todėl didelio plano tokio nėra. Planas buvo plaukti su laivu, todėl kad vaikai labai norėjo pabandyti, kas tai yra laivas. Nu, pabandė, viskas patinka labai, bet jau matau, kad biškį atsiboda, nesiboda. Ten iš video matysis, kiek mes ką nuveikėm tam laive, tai nėra labai daug ką veikti, bet iš tikrųjų labai fain, labai viskas kokybiška, labai švaru, labai viskas teisinga. Nu, 10 iš 10 tikrai, viskas super. O, kaip gražu! Yes. Kaip gražu. Mes atplaukiam kažkur tai. Į Kilį. Tokutį į Kilį atplaukiam. Pažiūrėk, ten tavo langelis yra. Ten gali žiūrėti. Wow, pažiūrėkit, kiek laivų vaikai, kaip gražiai atrodo apšviesti. Jaučiuos kaip vaikas. Mes atplaukiam, švartuojamės. Bet yra jausmas kaip Klaipėdoj. Ne, aš tiesiog Vokietijai buvęs prieš 20 metų ir labai daug laiko praleidęs pravažinėjęs. O kaip tu susikalbėjai? Kaip aš susikalbėjau vokiškai? Jis nekalbėjęs. Ne, aš ten išmokau kokią 30 žodžių. Ir tiek užtekdo, ten kolonėlį užsipilt kurą, ten
turgų nusipirkti prekę, žinai, ir parsivažiuoti atgal. O tu turi juk tą telefoną, kur verčia tau. Turiu, kur verčia. Bet mūsų vaikai vokiečių kalbą mokinas, tai va dabar grina praktika bus. Linkėjimai vokiečių kalbos mokytojai, ką jau. Ne, aš jai linkėjimų nesiūsiu. Visą Nenusipelnė. Visą trejetą turi net iš vokiečių. O dabar bus tau praktika gyvenimiška. Kas vokiški paukščiai. Mūsų kelionė jau baigė su laivu. Einam link liftą, leisimės žemyn. Tokudį, neskubėk. Žemė. O, šuniuks, dar vienas. O, viskas, lifte. Visi lifte. O, jau atsileid, jau. Kur aš atsidarys? Nežinau. Va, atidarė. Mes biškį per anksti nusileidom, viskas užblokuoti, užrakint. Tokį. 9. 10. 10. Tai jau susidarys. Pavarėm kietai. Aš įpaukti žiūriu su raudonus. Labas! Bet tai kaip tu sakai, kad nuimtas Tai juos? mes su kajam pažiūrėjom ant laiptų buvo nuimta. Reikia apskritai deską dabar nueiti ir paklausti. Tada aš Tai sakiau, kad padarysiu. sakiau, Tai taip ir darom, važiuojam į deską. Tai paklaus, ramiai. Čia buvo nuotykis. Tai va, čia šuniuks dar laukia. Žmogus galvoj. Ten, kai mes šipko. Laukia, visi laukia dar. Čia laukit, viskas. Aš nueisiu to, paklausiu, kaip čia viskas bus. Ne, informaciją paklausim, bet jau baidamas informacijos paklausim, supratau, kad kvailas klausimas, nes visi stoj sutašėm prie raudonas linijos. A mes čiburaškus, su visas čimudanas jau denį ir spaudžiam mygtuką, kad atsidarytų mums denis. Sakė, apsiramint, bus signalas ir šutinsim. Kad tik žinotų, o čia žiūrėk, prie Nežinau, pat. jie nieko neatsitrenkia, aš nežinau, kaip tokias galdas esu valdę, matęs va laiptelį, matai va priplaukė. Jo. Tai mes šitą laiptelį matėm. Tai matai, kaip visi priplaukė prie pat. A, yra amortizatoriai, va prisirėmė. O, papa, dabar jau, ar jau nuleido šitą dangtį tą? O, signalas. Jau signalas. Jau dabar leisim. Gerbiami vairuotojai, maloniai prašome visada dėvėti šviesą atspindinčią liemenę ant kromudėlių. Ačiū vairuotojams. Dear truck drivers, please always wear a high visibility vest when on the cargo decks. Liebe LKW-Fahrer, wir bitten Sie, auf den Ladeflächen stets eine Warnweste zu tragen. Уважаемые водители грузовых машин, просим вас всегда использовать светоотражающий жилет на грузовых полках. Atgavus leidimą iš Danijoje esančių įgulos narių. O, besta elektrinė mašina. Sehr geehrte Gäste, alle, die mit dem Fahrzeug anreisen, werden gebeten, sich auf Dublis antras vėl leidžiamės, bet jau dabar gavom signalą, kad vairuotojai. Tokia uodega palauk. Aštuntas. Aštuntas uodega tilpa. Takutė. Žiūrkės uodega ir ta pati netelpa. Žiūrkės uodega ir ta pati netelpa. O tu įdėjai mano telefoną. Mes dabar leidžiamės antrą kartą. Žmonių ateina. Dar ateina. Netilps. Mes jiems iškart parodysim, kad dar šuniuks yra. Oi, Ops, netilps. Viskas uždarykit. Ir čia žmonių kiek, 8, užsidarom. Čitė prie. palauk, tada Ne tavo žmonių. Dar su kūnu, sako, žiūrėkit, matot? Reikia už tai lipti aukštesnį aukštą. Dabar 8 dar. Ne, 8 mes lipam, pijo. Na, va čia bus daug žmonių. Aha, laukiam. Gerai. Stipriau, Nu, Kajo pasižiūrėk. Ilgiau palaikyti reikia. Nu, Kajo, 8A.
Mūsų žemyn, žiūrėk. Žemyn mūsų mašina. Žemyn. Ne 8 mūsų. 7 Denis. Traukis. 7. Lipam laiptai žemyn. Laikas, dabar. Va mūsų mašina. Dar aš paimsiu. Piju dabar. Piju, o tik čia. O, dar šunį su laiptais. Ant durų ir tada nestresuok, gerai? Taip. Mums dabar, žiūrėkit, Aš negaliu kažką pakelti. man nereikia. Nešti į apačią. Aš nulipčiau su šunim, bet labai daug žmonių. Čia labai ilgai lauksim. Lipam. Lipam. Tokiais mokiau lipti. Einam. Šuniukas. Buvo geras, kokiais stačiais laiptais. Geras. Dar. Einam. Buvo geras šuo. Biškai į tą delį pataikiau. Na čia mūsų mašina. Gerai? Ne, vėl ne tas. Nu tas, toliau. Tas? Ai, tenai, va. Gerai, tas. Ačiū labai. Nerkis filmuoti. Rankos tašių pilnos. Spėsim. Viskas gerai. Žiūrėk, ką padarom. Pirm šuniuką įsidedam, kad man būtų raistas rankos. Nereik nieko skubėti. Niekur nereik skubėti. Žiūrėk, tokutį. O, geras šuo. Super. Pavadinuojamam. Dajo, iš karto bliūdą. Jo dėk. Pys filmuotais, gražiai filmuoj. Geras tas. Nu, tėčio nuotaikos. Geras. Mamos. Strese. Čemodan sudėjom per lygiai Mamos. pusantros minutės. Kur važiuoti? Aš važiuoju paskui tą. Paskui tą išvažiuoti. Mamos nuotaikos. Mama bando rasti mums kelią. Supratau, tėjas nuotaikos. Mūsų internetą atjung. Kajaus nuotaikos. Puikiai, jei. Ir pijos nuotaikas. Baig. Žiūrėkit, Važiuojam. Klaipėda užrašyta. Nu, kur? Exit parašyta. Nu jau. O, Viktorija kažkur užkūrė. Jau geriau. Čia mūsų hotelis. Kažkaip pasilgo mašinos. Oi, visą parą. Gerai, užteks mums dabar jau. Jisai nuskaitys numerį, tai Kokį skaitys? jo, 18 eurų para. Aha, niekas. Sergija, įvažiuosime čia. Nu turėtume kažkaip tai tilpti. Bet jau labai siaurai. Kur čia nuskaitė tą numerį? Niekur nuskaitė čia. Invalidu. Tą aukštinį užvažiuoti galim. Ai, ten matai aukštinio galima. Nes čia tai viskas užimta. Tai pravažiuok, tada nesimato ir viskas užimta. Ten plyta žemyn rodo. Žemyno tenais užvažiavimas bus viršun tenais. O čia ir... Ne, nėra. Čia nėra. Va čia ne plyta. Va, čia į viršų. Arba į viršų, arba į apačią. Kaip nori, žodžiu. O, pačio yra vietos, jeigu ką. Tai undergroundą važiuojam. Nu ir važiuojam. Mūsų bagažinė 2 metrai. Aha, tai mes į viršų tada tik galim važiuoti. Važiuok į viršų. O mes gal Nerizikuok. Rizikuojam. Metro neturi. Aš jau kaip seans furis. Nieko, va čia, va, pastatysim autobusiukais, va, durkties ir ko O, puikiausiai. puikiai, nu čia. Oi, lasgut. Dar vienas autobusiukas. Las būt. Perfekt. Perfekto. Ne, Įvažiavome į aikštelę. Kiek sumokėjai? 18 eurų už parą. Už vieną parą, Nu, realiai košmaras. turi gali iki rytojaus. Tai va. Nu, visas finish. Mam, tai Viskas. Kol paspaudė. Va, dar vienas atvažiavo. Gerai. Nu ką, einam į viešbučius dabar. Taigutį, čia.
Viešbutis. Viską. Man pasakys, kad aukštą. Tokia, tu neišprotėjai. Trečias aukštas. Važiuoju, einam kažkur. Važiuoju, mes einam su to. A iš kur mes žinosim keliuns, nes čia parašo, kad tipo. Trečias aukštinė. Pirmas ir iškart trečias. Ne, tai yra padugnėjimas. Čia trečias. Antras. Žemyn. Ketvirtas aukštynė. Ai, dabar mums reikia. No. Kur jie nuvažiavo? Čia šeštas. Nežinau, kad tas katras pasižiūrės. Šitas. Šitas. Kortelė čia jis. Ai, mūsų tenais. O čia šuniui padėta viskas. Ką? Jo, ne, mes tenai ir šuniui pasimsim. Bliudelį, viskas padėta šuniui. Tai gerai. Geras. No, viskas atdėliu. Mes sudėčiau. Šūvis iškart gertum. Tai, Gerai, mes einam, tai mūsų gerai, dabar. mes ir... Aš į kortelės. Kortelė. Aš mėgau šitokį. Ei, aš nespėjau čia viską apsižiūrėti. O, tai ką, Juleiska? Va, ten pas mamą buvo bliudelį padėti šuniukui. Ir guldas buvo padėti. Eik už durų, aprodysi namą, turą. Pala. Tokia. Aš čia gertis. Įpilta. Gerai. Atvažiavom į Liubecką, prisiparkavom mašiną, įsikūrėm viešbutį, Kajų palikam su šuniuku ir neturim nieko valgyti, bet žiūrim McDonald's prie pat viešbučias. Bėgam. Tai va, bet čia, Vokietija ir tikrai Vokietija, užlipom ant dviračių taką, iškart buvo raus. Tai va, gerai, einam žiūrėtis McDonald's. Juga, paims interviu iš tavęs galim. Jo, galim. Labai pavargai. Ką? Pavargai. Kai mes šį valandą turim, o dabar mūsų... Oi. Aš dar vis turiu suptis. Dar supas vis. Nu, aš laive. Aš dar vis laive. 22, bet į kokį čia laiką, man laikas persistatė, nepersistatė. Net Vokietijoje kitaip rodo irgi laiką. Nu, vien žodžiu, telefoną įsijungsim, laikas prasiderins, persistatys laiks. Mes McDonald's ir, ačiū Dievui, čia galim perimti į anglų kalbą, ne? Bet čia labai brangu. Tik pas mumis mėsainiai 6,99 € maksimui, čia 13 € minimum. Keliam žmonėm. Nu gerai, nesą, kiek pinigų? Pinigai. Užėjom McDonald's. 65. O, Jėzus. Kažkiek. Bet šiaip iš esmės setai tiek pat kainuoja, žinok, 10 tiek ir kainuoja. Bet tik tai čia visi kažkaip ten tų prietų. Vienu žodžiu, mums 5, 60, kiek eurų? 105. O, gerai, lauks. Piniaujam va taip, kas katram kampė. Tokiai čia dalyvauja, bet jiem nepriklauso. O davas skaniuką liko mašinai. Skanu pijau. Toliai. Čia mes nepasitikrinom visai. Nu, gali pusę nusileisiu, liptu. Nu, mūsų stalas. Atėjo metus tokio išgerti savo vaistukus, tokia geria antibiotiką. Oi, koks alkanas šuniuks. Oi, kaip alkanas šuniuks. Vargšas. Valgyt nori, tik ne savo chrustikus. Savo chrustikus nevalgo. Oi, kokia ir tabletės kaip gerai eina. Tabletės, nieks nebeišspjauna. O tai būna išsispjauna visą tabletės. Oi, kaip eina. Išspjovė? Ta didelė išspjovė. Ne, koks gabalas mėsos.
O, didelį, o, šitas, oi. Tokio. Geriausia, kai pakelia galvą, tada tikrai murk būna. Na, Nu, gerai, čia tavo. ar visą sušersi? Aišku. Tai ir to pusryčiam tada pasilik gabalėlį tabletėm. Nak, nuo telefono nenulipau. Pas mus buvo vakarienė. Nu, šitą hamburgerį. Šūnį paliko mašiną. Ėjom naktį į mašinos. Parnešėm klausiką. 2 kartus lyštelėjo. Ir mano vietoj. Tokio, a tu net naglėjai jau. Ką? Čia yra nauja veislė Lietuvos. Lietuvių išvesta, vadinasi Akita Inu Frankenstein. Žiūrkis, uodega. Oi, tokio. Visi pas man šeimoje naglėjai. Vaikai naglėjai, šuo naglėjai. Žmonų išvis per langą reikia išmesti. Gerai. Viskas man netelpė tie chrustikai jūsų. Vyrų kambarys, vadinasi. Vyrų kambarys, kol aš suruošiu, viens trūpam jau, gul, kits trūpam, o man kur mėgot, šitas matau, čia visai tik rytis jau pratėsia jau. Mano, o čia tipo aš? Tokio, jis net negird viskas jau. Tokio, stirnos, zuikiai, bėg, mėsytė, kotlets, tokio. O, nors kitas. Aš galiu atsiklausti šalia tavęs.